Panevėžyje netradiciškai paminėtos legendinio teatro režisieriaus Juozo Miltinio 103-osios gimimo metinės. Režisieriaus atminimui pagerbti surengta veislinių škotų terjerų paroda ir miltiniškiausio šuns rinkimai. Nors toks sumanymas sulaukė kritikos, tačiau renginio organizatoriai sako, kad Miltinis labai mylėjo šunis. O savo augintiniu Arieliui netgi originalo kalba skaitydavo senovės Graikijos filosofų kūrinius. Šis nedidelio ūgio juodos spalvos šiurkščiaplaukis škotų terjeras, žvelgiantis iš nespalvotos fotografijos, žinomo Panevėžio teatralo Juozo Miltinio augintinis Arielis. Režisierius gimtadienio progai skirtuose renginiuose panevėžiečiai neatsitiktinai prisiminė šį mielą šunelį. Sugalvota išrinkti arieliškiausią šunį. Arieliškiausio šuns rinkimai ir mes tuos rinkimus pasirinkome tam, kad, kaip ir Miltinis sakė, juk teatras irgi yra tam tikra prasme ir žaidimas, kad tokios žaismės, gyvumo, linksmumo, sakykime, suteiktų miesto šventė ir šiuo atveju Miltinio švenčiamam gimtadieniui ir visiems tiems renginiams, kurie bus ir vėliau minimi. Teigiama, jog šeimos nesukūręs maestro Miltinis savo augintiniui skyrė išskirtinį dėmesį. Originalo kalba garsiai skaitydavo Platono ar Sokrato kūrinius, o savo bičiuliams yra ne kartą pasakojęs, jog jo Arielis yra išėjęs net visą antikos kursą. Režisierių pažinoję ir su juo dirbę aktoriai pasakoja, kad teatro legenda ir jo keturkojis iš tiesų buvo neišskiriami. Maestro šunelį vesdavosi į teatro repeticijas, veždavosi į gastroles, o iškrėstos Arielio šunybės kai kuriem aktoriams ilgam įstrigusios atminty. Miltinis tą šunį labai pamilo. Tai buvo jo šeimos narys, draugas. Jis nebijodavo jam pasakyti, žiūrėdamas, sakė, tupi žiūri į Miltinį į akis. Miltinis pasilenkęs, padėjęs į šoną žodinėlį, visada mokėsi kalbų, tai graikų, tai ispanų. Jis taiga žiūri į akis ir sako, I love you. Ari Pucki. Buvo labai šalta. Ir aš turėjau ant viršaus susidėjusi lapę. O čia. Ir nuėjau pas Miltinį. Ir aš pasilenkiau ir norėjau paglostyti jį. Jis tik tai žiūri, ir visą uodegą mano lapės nukando. Į kiek neįprastą šunų konkursą panevėžiečiai atvedė 8 škotų terjerus, tačiau dėl arieliškiausiojo vardo varžėsi tik 3 juodos, kaip ir Miltinio augintinio spalvos šuniukai. Komisijai talkino ir žiūrovai. Bruno, prašom pasveikinti. Ar atpažįstat savo šunį, kaip sakyt, yra panašumų? Nespėjau dar gerai įsižiūrėti. Taip. Aišku, pažiūrėkite nosį. Ilganosis. Ir toks susivėlęs, kaip iš ryto visada. Pažiūrėti neįprasto šunų konkurso į miesto centrą susirinko nemažas būrys miestiečių.